Kultūra čia ir dabar. Afiša. Darbo dienomis nuo 13 valandos. Kalbant apie kultūrinį gyvenimą Dzūkijoje, tai Varėnoje toliau tęsiasi Dalios Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų festivalis, kuriame šiais metais lankosi net 15 Lietuvos teatrų. Štai ketvirtadienį Varėnos kultūros centre 18 val. Žiūrovai galės pamatyti Lietuvos rusų dramos teatro spektaklį 3 mylinčios pagal Žemaitės pjesę 3 mylimos. Nuo plačiau apie šį spektaklį šiandieną kalbuosi su jo režisierė Laima Adomaitienė. Labą dieną. Diena. Noriu pasiteirauti, ar tai pirmasis kartas, kuomet Varėnoje lankosi Lietuvos rusų dramos teatras? Iš tikrųjų, mano jaunoji trupė šito teatro, tai jau antrą kartą, o pats teatras tai tikrai, kadangi yra stipriai susijęs su režisierė Dalia Tamulevičiūtė, tai jau gaunasi taip, kad tradiciškai lanko šitą jūsų festivalį. Esate ištikimi šiam festivaliui, o kodėlgi būtent šiais metais nusprendėte parodyti 3 mylinčias būtent šiame festivalyje? Mat, kai kalbėjausi su organizatoriais, jie sakė, jog prašė teatrų atvežti spektaklį atitinkantį būtent Dalios Tamulevičiūtės dvasią. Ar taip ir yra? Čia labai sudėtingas klausimas. Nežinau, ar mes įtinkama tai šventai dvasiai. Iš tikrųjų, norėtųsi, kad tai būtų lietuviškas spektaklis rusų dramos teatre. Tai aš manau, jau ir tai duoklė literatūrai, mūsų kultūrai. Todėl smagu yra pristatyti ir lietuvišką spektaklį. Tada papasakoti paprašysiu šiek tiek daugiau apie šį spektaklį. Mat, štai, kad atvažiuoja Lietuvos rusų dramos teatras, gali kai ką bauginti ir dar pasakyta, kad spektaklis kaip ir 3 kalbomis, tai kaipgi yra iš tikrųjų ir ar viską čia supras atėjęs žiūrovas? Man atrodo, kad tas prierašas 3 kalbomis tai yra iš tikrųjų toks daugiau galbūt reklamos dalykas. Man atrodo, kad nieko nestebintų, jeigu pasakyčiau, kad tuo metu tos 3 kalbos Lietuvoje ir vyravo. Ir pati Žemaitė savo dvare kalbėjo lenkiškai. Ta žemaitiška aplinka buvo tokia, gal sakyčiau, netokia ryški. Bet to mes ir nekalbam žemaitiškai. Pas mus ir samdinys yra iš Kaukazo, nes pati autorė mini tokią galimybę, kad galima taip būtų įvesti tokį personažą. Dar ten yra vienas personažas, kurį mini pati Žemaitė. Taip kad, man rodos, įsiskaitant, įsigilinant į tą pjesę, tai galima atrasti, kaip sakyt, tokių įmanomų meninių praplėtimų, nes norisi šiuolaikiškai perskaityti šitą medžiagą, kad jie būtų įdomi ir šiandieno žiūrovui, ne tik etnografinis variantas. Arba. Manau, kad ir rusų kalbos įvedimas, kad samdinys kalba ir rusiškai, ir jau prisitaikęs lietuviškai, tai visiems yra pakankamai suprantama. O aš net vienam interviu esu sakiusi, kad jeigu kas nors ko nors nesupras, tai ateikit pasišnekėsime, nes mums būtų labai keista, jeigu kas nors nesuprastų. Mes jau pasitikrinom, turėjom 2 premjeras ir būtent šitas klausimas niekam nekilo, kad kažkas neaišku arba nesuprantama. Ir spektaklis, kaip ir paminėjote, yra visiškai šviežias, visiškai naujas. Tai skubinamės jums pristatyti premjerą. Tai bus iš tikrųjų 3 spektaklis, dar labai toks nedrasus, bet mes labai pasistengsime, kuo geriausiai pasirodyti. Pas jūs labai gaila, aišku, kad scena pas jūs 2 mažesnė, mes ten praplėtėme labai sceninę erdvę, galbūt tokią įvedėme personažą, kuris netelpa šioje vienoje scenoje, nes mes turime tokią kaip ir 2 salę, bet pasistengsime, kad būtų neblogiau negu kad Vilniuje. O dar kalbant apie patį spektaklį, Žemaitė tikrai kiekvienam daugiau mažiau yra pažįstama. Kodėl jūs ją pasirinkote ir kokią ją pamatėte? Man atrodo, kad lietuviškos klasikos perkelimas į sceną šiandien iš tikrųjų turėtų būti mūsų ir garbės klausimas. Todėl, kad mes kažkaip kaip ir pamirštame savo klasiką ir žinau, kad ir programų susiaurino apimti to klausimo, Žemaitės jau ten beveik nelikė. Todėl norisi priartinti prie šiandienos žmogaus, priminti, kad ji tokia yra, o taipogi truputėlį naujai perskaityti. Gal šiandienos sampratos, pagrindą. Meilės, ištikimybės, meilės siekimo, meilės idealų, šeimos kažkokių vertybių, bet aspektais. Juk viskas išlieka, ar ne? Tie pagrindiniai dalykai puikiausiai aktualūs yra ir šiandien, apie tai kalbėti reikia. Taip, amžinas vertybės visada bus aktualius menui, manau. Galbūt jūs galite praskleisti šiek tiek siužeto šydą, apie kągi kalba tos 3 mylinčios? Man iš tikrųjų būtų labai malonu, jeigu žiūrovas tiesiog galėtų prieš einant perskaityti tas 3 mylimas. Namų darbus atlikti. Namų darbus atlikti, nes
ten yra, kaip vienas scenografas, žinomas, išreiškia, čia yra lietuviškas kriminalas, jisai sako. Bet jis, aišku, žvelgia tada į šitą medžiagą kaip į komediją. O kadangi yra čia jau 3 mylinčios, tai jau suprantat, kad jau jokios komedijos jau nebelieka, jeigu 3 mylinčios. Ir, sakykime, ir vienas mylimas asmuo. Tai jau yra labai sudėtinga situacija ir akcentai truputėlį dėliojasi kitaip. Aš manau, tegul bus intriga, todėl kad kitokia atras Žemaitė. Truputėlį, gal, kaip sako kritika, be tos langotos skaros. Ir tokie bus galbūt ir šiuolaikinės moterys supažins save, prisimins kažką iš jaunystės dalykų. Tai va. Bet štai žvelgiant į spektaklio nuotraukas, galbūt nereikėtų sudaryti klaidingo vaizdo klausytojams. Tai nėra visiškai sušiuolaikintas spektaklis, ar ne? Nu, nežinau, kaip čia jums atsakyti. Manau, kad mes tikrai nesiorientavom į tokį galbūt daugiau į neapibrėžtą laiką. Jeigu žiūrėtų, tarkim, kažkoks kitatautis ar ne, kitos šalies žmogus, tai jis iš tikrųjų iš tų detalių tiksliai laiko neįvardintų. Man patinka tokie belaikiai spektakliai, kad jie yra tokie platesnės erdvės laike ir vietoje. Neprisirišote, ar ne? Taip, neprisirišam. Todėl, aišku, tie, kurie jau manys, kad čia iš tikrųjų daug liaudiškos muzikos, dainų arba tas žemaitiškas žodis, tai ne taip čia bus iš tiesų. Noriu paklausti, kam patiks šis spektaklis? Ar turite numačiusi viziją, į ką orientavotės kurdama spektaklį? Tai žmonės, tie, kurie nebeingi literatūrai, galbūt tai mokyklinio amžiaus netgi jaunimui patiks. Ką sudominti tai turėtų? Iš tikrųjų, atrodo labai paprastas klausimas, bet kai pradedi kurti, dabar ypatingai šiuo metu kažkaip labai aktualu galvoti, kam tu jį perduodi. Ir man rodos, kad tai yra labai svarbu adresatas, nes tada žmonės, kai kurie išeina nusivylę, ten nepasiekia jų ta meninė kalba. Bet būtent man atrodo, šitas spektaklis, nes jau truputėlį pasitikrinę esam, tai nuo mokinio iki vyresnio amžiaus. Aš kalbėjausi su įvairaus amžiaus žmonėmis ir jie man tiesiog stebino, kad ir labai pagyvenę žmonės, jeigu taip galiu pasakyti, ir mokiniai iš tikrųjų jiems patiko. Tai nežinau, kaip dabar bus Varėnoje. Na, reikia tikėtis, kad patiks ir varėniškiams. Tai tikriausiai spektaklis nėra toks lengvai praryjamas vienu kąsniu. Čia suras apie ką pamastyti, apie ką pagalvoti įvairiaus amžiaus publika. Mes labai tikimės iš tiesų. Nes iš tikrųjų, kai perskaitai šitą komediją, atrodo, kad ten viskas labai paprasta. Bet tai reikia susijęti su gyvenimu, kad jeigu tai būtų gyvenime, tai pažiūrėkite, kiek būtų sudėtinga išspręsti tos klausimus. Kaip tas Liudvikas sako, pagalvokit, jau arti metų nei viena nenutuokia apie vieną kitą, kad aš jas myliu. Tai kaip metus laiko šitas Liudvikas sugebėjo laviruoti tarp tų 3 moterų, o jos pasirodo, jį jau įsimylėjusios. Tai čia jau gyvenime, jeigu tai būtų, tai mes jau imtumėm interviu iš to Liudviko, kaip tu taip sugebi ir kas tave veda į tokias pinklės, dėl ko tu tai darai. O mes ir ieškom atsakymą, dėl ko jis tai daro. Ir toje medžiagoje rasis toks klausimas, kodėl jis, ko vedinas jisai taip elgiasi. Na štai jūs iš tikrųjų ir praskleidėte pagaliau šiek tiek to siužeto skraistę, kasgi čia yra, apie ką vyksta visa kalba. Dar aš norėčiau paklausti, jums Žemaitė štai pasirodė įdomi artima, ar dar yra kažkokių Lietuvos rašytojų, kūrėjų, gal net klasikų, kuriuos norėtumėte taip pat perkelti į sceną? Žinot, begalė. Man atrodo, kad kiekviena medžiaga, jeigu tu ją paimi ir pasigilini į to žmogaus gyvenimą, į jo patirtį, kiekvienas tikrai turi ką pasakyti, iš įvairiausių pusių žiūrint. Ir man atrodo, kad kai tik pradedi gilintis ir pasidaro artimas iš karto. Ir tada baisu, kad tu jo neapriepsi ir tu turi vėl jį statyti ir vėlgi galvoju, netgi ta pati Marti. Tokia paprasta ta pjesė, viskas aišku ten yra. Bet vėlgi, jeigu pažiūrėti giliau, ten yra tokios tragedijos to gyvenimo. Net neaišku, tas pats Jonas, galbūt jisai ne tik tai tinginys toks akmusijas, galbūt jis irgi turi kažkokią vidinę dramą. Ir prasideda tada kelionė į šitą medžiagą. Aš manau, kad iš tikrųjų ir Vaižgantas, kurį mes visi mylime, ir tas Mykolaitis Putinas iš tiesų, kokie gilūs mūsų rašytojai ir kokie būtų įdomus darbai, jeigu mes su tokia atida galėtumėm juos perkelti į sceną. Manau, kad verta atsigręžti į mūsų klasiką.
Matote, jūs tikrai daug klodų, neišsemtų, dar neištyrinėtų lietuvių literatūroje. Ką būtų galima pristatyti žiūrovams ir aš manau, Žemaitė tikrai neapsiribosite. Na, o visų pirma, mes jūsų lauksime čia Varėnoje su premjera visiškai nauja, šviežia 3 mylinčios. Dėkojame ir mes tikimės jūsų nenuvilti. Lauksime susitikimus su žiūrovu, aišku. O aš klausytojams priminsiu, kad kalbėjausi su režisierė Laima Adomaitienė ir Lietuvos rusų dramos teatro spektaklį 3 mylinčios pagal Žemaitės pjesę 3 mylimos galite suskubti pamatyti ketvirtadienį Varėnos kultūros centre 18 val., kur tęsiasi Dalios Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų festivalis. Prie mikrofono buvo Aušra Plonytė. Kultūra čia ir dabar. Afiša. Darbo dienomis nuo 13 val.